Pas mus standartiškai prasideda pranešimas nuo kelių tokių karikatūrų. Tai viena yra, ką mes rodėm praeitą kartą, ir kita yra, kas vyksta dabar. Tai va tiesiog tos karikatūros tokios yra lengvas, toksai, kaip sakyt, su jumoru pažiūrėjimas į tai, ko rinka kvepuoja. Tai per praeitų metų renginį, sausio mėnesį, rodžiau šitą paveiksliuką, kuris, kaip matot, yra, kalba ėjo apie problematinę situaciją Rusijoje, Kinijoje, Brazilijoje ir panašius. Turbūt dabar tema gerokai pasikeitė. Nežinau, ar apskritai atsimenat, kad tokių problemų ten buvo. Kad kažkas pumpavo pinigus į rinką ir ten jau toj sprogs tos rinkos, besivystančios rinkos, bet kažkaip viskas nurimo ir staiga viską mes pamiršom. Kas vyksta dabar? Tai šiem metam, galbūt 16 metam apibūdint, parinkau tokias du paveiksliukus. Tai vėlgi, turbūt girdėjot, Eduardas jau išdavė, įvyko Brexitas ir išrinko Trumpą. Tai du tokie dalykai, apie kuriuos mes praeitą sausį, taip, kaip sakyt, šnekėjom su labai didelė ironija, kad, visko gali būti, bet, to tai jau nebus. Įvyko abu du dalykai ir jie iš esmės tikrai keičia tą geopolitinę galbūt situaciją, verčia investicijų valdytojus susimastyti ir peržiūrėti iš kito kampo, kas dabar vyksta, nes apklausos, kaip matom, nėra tokios tikslios, modeliai nėra tokie tikslus, kaip galėtų būti. Ir kitas yra JAV Centrinio banko vadovė. Su jojo visi girdėjo tą istoriją, kad palūkanas kels. Ir mes apie palūkanų kelimą turbūt irgi 3 metai šnekam, remiamės ekspertų išvalgomis ir galų galia pakėlė gruodžio mėnesį, taip sako, kad įsipaišyti planą, bent jau paskutinė jau gruodį pakėlė tas palūkanas. Tai žiūrint iš tokios skaičių pusės, tai praeitais metais geriausiai sekėsi JAV ir besivystančių rinkų akcijoms. Kaip bebūtų keista, JAV akcijos yra linksniuojamas labai dažnai įvairiuose kontekstuose ir tikrai ne prie pigiųjų, kaip matysim. Bet jos vis dar yra prie tų turto klasių, prie tų akcijų, kurios vis dar eina į priekį. Čia visi rezultatai yra doleriais. Tai, neblogai sekėsi metai žaliavom su auksu, kurie, žaliavų indeksas, Goldman Sachs Commodity Index pabrango apie 10%, paaugo doleriais, auksas pabrango apie 8%. Neblogai. Europai EAFE, tas regionas yra Europa, Australija, Azija, tolimieji rytai, tai kitaip tariant, visas išsivystęs pasaulis, bet ne JAV. Tai yra ne Šiaurės Amerika ir Kanados nėra. Tai tas likęs regionas be JAV, išsivyčiusios rinkos, jos tikrai netrodė labai stebuklingai, bet vėlgi rezultatas, kaip sakyt, per metus 2% ar 3% tai yra neblogai. Berods mūsų pensijų fondai, kaip sakyt, Lietuvos bankas padarė tokį, kaip Facebook'e mačiau tokį pranešimą, kad visi mūsų pensijų fondai vidurkis yra teigiamas ir ten apie 4-5%, tai nėra blogai. Nėra blogai. Ir šitie metai tokie pagal dabartinius, kaip atrodo skaičiai, 16, kaip sakyt, metų, tai, kaip ir nėra tų neigiamų skaičių. Kaip ir nėra neigiamų skaičių ir manau, kad istorija išeis šitie metai tokie, kad viskas gerai, kas gerai baigėsi. Aš turbūt taip pasakyčiau. Kas analizuos ir darys backtestus, kurių strategijas ir žiūrės šitos metus, galbūt nepasigilinęs, kas ten vyko šiais metais, tai tikrai praleis labai įdomių dalykų. Nes kas aktyviau investuojat, tikiu, kad ir per Brexitą buvo linksma, ir per Trumpą buvo linksma. Matau, kad linkčia, tai ne viskas buvo taip paprasta. Žiūrint į šalis konkrečiai, tai vėlgi tai buvo geriausiai pasimatė rezultatai Brazilijos ir Rusijos akcijų rinkose. Būtent tos rinkos, kurios prieš tai buvo smarkiai nukritusios, kas turit Brazilijos ar Rusijos akcijų, tai manau, po praeitų metų truputį atsigavo širdis, nes buvo tikrai liūdna. Ne visi, aišku, dar esat grįžę į tą, kaip sakyt, nulinę zoną, aš tikiu, bet geriau negu -50, -30 irgi jau nebe tai blogai. Tai,
Europai, kaip minėjau, sekasi prasčiau. Vokietija su Prancūzija praeitais metais paaugo ten apie 4-5%, kas nėra blogai, kas tikrai nėra blogai, tai yra geras rezultatas. Na ir apačioje mes matom, kad yra Turkija ir Meksika. Tai Turkija, kas dažnai būna mūsų renginiuose, tai mes jau juokaujam, kad Turkija vis dažnai pasitaiko tarptų, apie ką mes šnekam, trumpai. Arba būna viršui, arba apačioje. Tai šį kartą apačioje. Na ir tam yra vėlgi tokio lengvo pagrindo. Tiek Meksika, tiek Turkija yra tam tikram kare dabar. Galit paklausti, prie ko čia, kokiam kare yra Meksika, su Trumpu gali būti karas ten. Imigrantus bandys iškrapštyti, kaip sakyti, na aišku, dar visi įsitempę laukia rytojaus, ką Trumpas pasakys, kai jau jį inauguruos. Nu, ką jis gali paskelbs kam nors karą, ar ne. Tai va, tai aišku, tos Brazilijos ir Rusijos tema, jinai vienareikšmiškai atsistoja iš naftos klausimo, žiūrint, iš naftos pusės. Tai nafta praeitais metais vasario mėnesį pasiekė tokį, kaip sakyt, dugną $26 už barelį ir, na, didžiausiams gamintojams, eksportuotojams galbūt, tie tom šalim, kurios iš esmės gyvena iš naftos, tai tikrai sudarė rimtų rūpešių ir jeigu prieš tai susirinkimai OPEC-o būdavo tokie, nu kaip, susirenka, pasišneka, bet nieko nesusišneka. Tai praeitį metai turbūt buvo tas lūžių taškas, kai galų galę susitarė, sėdo prie stalo ir susitarė. Bet kas galbūt labai retas variantas, nes paskutinį kartą susitarė per krizę 8 metų, kai buvo nafta nuskridus. Tai susitarė ir ne OPEC-o nariai. Tai šį kartą susitarimas yra, na, toksai, kaip sakyt, plataus masto. Na ir mes matom, kad naftos kaina nuo 26 dabar pašoko dvigubai ir virš $50 laikosi gana stabiliai kol kas. Na ir turbūt ta tokia lengva suirutė naftos temoje galbūt aprimo. Vėlgi, negali žinot, kokie bus šie metai, bet kol kas atrodo, kad, na, jeigu niekas nieko įdomaus nesugalvos, kažkokio taip baisių dalykų, tai galbūt šiais metais galės jau tos šalis truputį ir atsipūst ramiau. Įdomu yra tai, kad jeigu Braziliją mes visiškai galim paaiškinti naftą ir Rusiją galim paaiškinti naftą, bet kitas momentas yra įdomus pažiūrėti, kad kaip besivystančios rinkos apskritai atrodo ir Rusija tom kontekste. Yra didžiulis išsiskyrimas, ką mes pamatėm, kad išrinkus Trumpą besivystančių rinkų akcijos liko ten pat, tuo tarpu Rusija šovė viršų. Ir čia buvo tikrai toks įdomus momentas, kaip čia taip gali būti, kad, nu jau, išrinko respublikonus, kai buvo diskusijose teko dalyvauti, na, respublikonai iš esmės yra tokie, nu, ne tai, kad pakariaujantis, bet gynybą jie mėgsta. Tai kai užsiemi gynybą, reikia ir tankų nusipirkti ir, nu, kaip sakyt, priminti, kad reikia gintis. Tai tas dažniausiai tokia gynybinės temos tarp rusų ir amerikiečių, jos, nu, dažniausiai nebūdavo kažkas labai linksmo. Bet šį kartą turim pilną, kaip sakyt, kortų namelį respublikono, nuo senato iki hauso, iki pačio prezidento, visi yra iš respublikono. Ir būtent rusai šauna kaip didžiausias laimėtojas šio Trumpo tokio pergalės metu. Taigi įdomus momentas ir, kaip matysim, na, Rusija kol kas tikrai įdomiai atrodo. Įdomiai atrodo ir Brazilija su Kinija, jeigu žiūrint pagal Šilerio PE, tai yra, na, toks, kaip sakyt, kainos ir 10 metų pajamų santykio, toksai rodiklis, vidurkis. Kitaip tariant, kiek reikia įdėti pinigų, grubiai tariant, kad gautum vieną pinigą pelno. Tai vat, na, fundamentaliaus analizės mėgėjai dažnai naudoja tokį kaip greitam primetimui, čia pigu ar brangu, tai PE10 pavyzdžiui yra tai, kad, tarkim, reikia įdėti 10 pinigų, kad vieną per metus pinigą uždirbtum. Nu, taip labai ūkiškai kalbant. Tai pagal tokią lengvą analizę mes matom, kad būtent Brazilija, Kinija ir Rusija yra toj pigioj zonai. Tuo tarpu amerikiečiai, jų tas PE rodiklis yra 28, tai, na, niekaip netrodo jie pigiai.
Bet įdomu tai, kad praeitais metais mes irgi kalbėjom, kad amerikiečiai yra brangus. Bet kaip matėt, amerikiečiai iš inercijos turbūt keliauja toliau. Matot, aišku, Didžioji Britanija šitoje vietoje nebe Europa, tai irgi pigiai atrodo. Atpigoje. Patraukliau atrodo turbūt investuotojams dabar, bet visi laukia, kas iš tikrųjų ten nutiks su jų nauja valdžia, ką nuspręs. Ir manau, šiaip Europai šie metai tikrai bus įdomus, ateina rinkimų metai, turint omenyje, kas ateina į valdžią tiek čia, tiek už Atlanto, gali būti įdomių. Sakyt, išeigų, tai tikrai nereiktų imti spekuliuoti, kad viskas bus gerai. Kaip minėjau, auksas taip pat viena tokių turto klasių, kurios įdomiai gana pasirodė praeitais metais. Įdomiai to, kad tikrai buvo linksmųjų kalnelių šou. Per pusmetį auksas buvo pašokęs apie 25% ir tai buvo, berods geriausias pusmetis per, kiek yra per 30 metų. Tai geresnis gal buvo tik variantas 86 metais, kai ten rezultatas buvo apie 30%, tai praeitais metais auksas buvo pašokęs 25%, labai greitai, labai staigiai, bet kas nutiko, mes matėm, kad vis dėlto, kaip be būtų keista, išrinko Trumpą ir atrodė, kad ko jau ko, bet kaip gerai būtų turėti aukso. Auksas ir nukrito. Tai čia ir yra turbūt rinkų toks jau rinkų paradoksas, kad gali nuspėti ir pasiruošti kažkokiam tai įvykiui, bet nebūtinai tas blogas įvykis, kaip sakyt, padaro blogai tom akcijom ar panašiai, nes akcijos, pavyzdžiui, JAF akcijos ir pabrango. Šitoj vietoj toksai, nežinau, ar kas nors galėtų pasakyti, pavyzdžiui, kas yra per grafikas tas violetinis? Ne žaliavos, bet ten girdėjau, kad kažkas primato, pritraukė. Tai šiaip tokia yra įdomi tema. Auksas dažniausiai yra traktuojamas toksai kaip, nepasakyčiau, kad jisai žaliava ar kažkas, jisai daugiau tokia yra alternatyva popieriniai valiutai. Dabar labai daug ažiotažo sulaukia, kita alternatyva popieriniai valiutai, tai yra tokia skaitmeninė valiuta, apie kurią yra tiek ir mitų, ir, kaip sakant, ir pasakų jau kūriama. Ir aš tikiu, kad mes klausinėdavom, ar turit biotechnologijų akcijų. Jau kai ten viskas brango, kelis metus mes klausdavom, ar turit biotechnologijų akcijų. Jeigu paklausčiau, ar turit kas nors bitkoinų? Yra. Tai tikiu, kad gruodis buvo gana linksmas. Džiaugiatės, kalėdos atėjo anksti. Šitoje vietoje, per porą mėnesių bitkoino ir aukso įsiskirimas buvo apie 100%, ta prasme, skirtumas, tai, tikrai mes patys neinvestuojam ir, kaip sakyt, manom, Lietuvos banko ta pozicija, kurią jie skleidžia per pinigų bitės šviečiamosius projektus ir seminarus, kad, iš tikrųjų, reikia būti atsargiai šitoje vietoje, nes tikrai ne viskas ten yra iki galo aišku ir paprastiem investuotojams galbūt reikėtų, atsargiau į tą žiūrėti. Kitas momentas, kuris liečia valiutas, galbūt kitų rakursų, tai yra obligacijos. Ir šie metai gali būti tie metai, apie kurios, kurių laukia jau daug obligacijų ekspertų ir tokie žymus vardai kaip Bilas Grosas arba Jeffas Gundlachas, jau šiem metam prognozuoja, kad galų gale mes viršysim tą 3% ribą, 2,6-3% ribą 10 metų obligacijų pajamingumus į JAV. Ir tai, kaip sakyti, iš tos techninės pusės, kam patinka, tai bus sulaužytas lygtais tas apie 30 beveik metų trunkantis trendas, ta tendencija, kad obligacijos vis brangsta ir brangsta ir brangsta. Tai Bilo Groso, pavyzdžiui, kuris vienu metu, kaip sakyt, valdė didžiausią obligacijų fondą, tai jo nuomonė tai yra žymiai svarbesnis momentas negu ar euras su doleriu bus paritete,
ko galbūt daugelis analitikų jau kaip ir savo apžvalgose tikrai nevengia šito žodžio. Jeigu paguglintumėt euro-dolerio paritetas angliškai, tai pamatytumėt, kad didėja paieškų. Visi klausia, kas tas yra. Euro-dolerio paritetas reiškia, kad kursas yra 1. Dabar yra 1,06, tai 1. Tai kad žymiai svarbesnis yra būtent tos obligacijos trendas vadinamas, nes tai gali būti įdomaus naujo ciklo pradžia. Ar tai bus blogai obligacijoms? Sunku pasakyti. Ką reiškia blogai? Gali būti toksai, kaip sakyti, neipatingai geras galbūt periodas, bet kad bus labai blogai, irgi sunku būtų šito vietoj žongliruoti. Nes kiek tenka būti įvairiuose apžvalgose, konferencijose, tai absoliuti dauguma valdytojų kalba apie tai, kad kaip gerai būtų neturėti obligacijų. Arba turėti kuo trumpesnio termino, nes kas jau kas, bet obligacijos atrodo sprokstant, toj sproks, tos, kaip sakyti, bombas sproks, nes labai užbrango. Nulinės palūkanos reiškia labai brangu. Tai va, šito vietoj bus įdomu stebėti šiais metais, kas vyksta. Ir kitas rakursas, tai tiesiog, ką mes mėgstam pasižiūrėti, tai yra iš Čikagos prekybos biržos ateities sandorių projekcijomis sudėliojamos tikimybės, kur gali būti palūkanų norma vienu ar kitu momentu, tai mes dabar matom, kad tikimybė, kad palūkanos šiais metais kils, yra gana didelės. Gana didelė tikimybė ir, tik tais galbūt į vasarą, antroj metų pusėj, remiantis šitą statistiką, turėtų būti palūkanų normų kilimas. Vėlgi, tai nėra kažkoks 100% pasiteisinantis dalykas. Praeitais metais prognozavo, kad bus ne vienas pakelimas, bus bent keli. Bent jau pataikė, kad pakels. Tai, aišku, dabar yra, galim juokauti, kad nėra sunku atspėti. Spėkit, kad kels ir galit būti, kad pasiseks jums atspėti. Klausimas, kada pakels ir kiek pakels. Čia yra įdomiau. Tai žiūrint iš tos pusės, kiek pakels ir kada pakels, tai žiūrint į metų galą, tai projektuojant gruodžio 13 dienai, kada bus paskutinis Fedų susirinkimas ir kada jie gali, JAV Centrinio banko susirinkimas, kada jie gali ten nuspręsti kelt, nekelt, tai pagal tą pačią metodiką mes matom, kad daugiausia tikimybė duodama, kad palūkanos atsistos ties 1,25% riba. Dabar yra 0,75 ir tikimybė, kad palūkanos išliks tokiam pačiam lygyje, kaip yra dabar, yra labai nedidelė. Grubiai tariant, apie 94% tikimybė, kad palūkanos kels. Pažiūrėsim, kaip čia bus. JAV ekonomika atrodo gana stipriai ir tam pagrindo manyti, kaip ir yra. Kaip visą laiką mes truputį apžvelgiam aplenkiančių indikatorių perspektyvą, kurie mums yra tam tikras kaip paruoštukė, kai nereikia klausyti ilgos ekonomikos apžvalgos poros valandų, mes tiesiog pasižiūrime aplenkiančių indikatorių parodymus ir dažniausiai jie, kaip sakyt, vieną ar kitą parodo. Tai šiuo metu mes matom, kad Japonijos ekonomika yra tokia galbūt silpniausiai atrodanti, tuo tarpu JAV ir Kinijoje yra atsigavimo stadija. Vėlgi, tie parodymai aplenkiančių indikatorių, kurie yra arti nulio arba arti to trendo, tai reiškia, kad nėra didelio nukrypimo nei viršų, nei apačią. Būtent taip dabar ir yra. Pavyzdžiui, 7 metais buvo didžiulis nukrypimas aplenkiančius indikatoriuose į viršų, tarsi, kad buvo ekonomika užkaitusi. Šiuo metu to užkaitimo nesimato niekur. Matom tos, jeigu matot, tai skaičiai sukosi apie 100, iš aplenkiančių indikatorių perspektyvos turėtų būti 102, 103, tai yra didelis nukrypimas, kaip mes sakom, žiūrėti per 30-40 metų istoriją, kai jau būtų galima manyti, kad kažkur kažkas yra smarkiai užkaitę. Šiuo metu nesimato to užkaitimo, eurozonoje nedidelė plėtra ir globalinė ekonomika ties tokio lengvo atsigavimo plėtros stadija. Taigi, kaip ir aplenkiantis indikatoriai nieko blogo nesako, bet nesako niekur gero šitą vietoj. Ir kitas momentas, ką mes žiūrim, tai yra palūkanų normų kreivės. Tai indikatorius, kuris, tikiu, daugeliu specialistų gerai žinomas, jis labai, labai paprastai veikia. Žiūrim, kokį metinį pajamingumą mes galim
gauti valstybinėse obligacijose investuodami trumpam periodui, tarkim, 3 mėnesių valstybinės obligacijos, kokį duoda metinį pajamingumą ir kokį metinį pajamingumą gauni investuodamas į ilgo termino obligacijas, pavyzdžiui, 10 metų. Taip nutinka, kad prieš kiekvieną recesiją nuo 75 metų JAV, prieš kiekvieną recesiją būdavo tai vadinama inversija, kai trumpo termino obligacijų pajamingumas būdavo didesnis negu ilgo laikotarpio obligacijų pajamingumas. Jūs dedat indėlį, grubus pavyzdys, dedat indėlį 3 mėnesiam ir gaunat geresnės palūkanas negu indėlį 5 metam. Atrodo absurdas, bet tikiu yra čia salėje tų, kurie atsimena tokią situaciją, su indėliais ir buvo tokių absurdiškų, kaip sakyt, kuriozų, tai jie dažniausiai būna prieš jau tą recesiją. Kol kas palūkanų normų inversijos nėra, tokie mes kaip ir visą laiką jau kartuojamės turbūt 5 metus tą pačią išvadą, kad ateinantį pusmetį JAV recesijos tikimybė yra minimali. Tokia ir makroekonominė, sakyt, analizė greita. Taigi, greitos, einant į pabaigą, greitai perbėgus, galim prieiti prie išvadų, tai kad pagal mūsų modelių šiaip vienintelis auksas dabar yra tokioj neigiamai galbūt tendencijai, kurio nei vienas mūsų modelis netraukia į portfelius. Apibendrinant galim sakyti, kad JAV akcijos ir JAV nekilnojamo turto sektorius yra trumpam periodui, vienam žingsniui į priekį pagal mūsų modelius įdomiausios turto klasės. Ir taip pat įdomu yra pasižiūrėti žaliavas ir besivystančias rinkas. Šito vietoj kuriozas yra toksai, kad antras ir trečias punktai beveik yra identiški, kaip praeitą sausį mes sakėm. Vienam mėnesiui į priekį JAV nekilnojamas turtas ir JAV akcijos buvo įdomiausios pagal daugelį modelių. Na ir žaliavas su besivystančiam rinkom buvo taip pat jau atsirandančios. Taigi lygiai taip pati situacija. Na ir galiausiai kaip sekasi mūsų fondams, tai galiu pasakyti, kad metai tikrai nebuvo rožiam kloti. Vitality fondas, na, kaip sakyt, pasirodė tikrai neblogai, aplenkė daugiau negu 60% Morningstar Tactical Allocation kategorijai. Mūsų senasis fondas, gynybinis fondas, kuris visą laiką turi obligacijų, aplenkė tik 19% fondų, tai buvo gana sudėtingas periodas. Ir jeigu žiūrim rezultatus eurais, tai matom, kad praeiti metai mums buvo teigiami, tarsi tai buvo dar vieni teigiami metai mūsų fondams. Kol kas neturėjom dar nei vieno eurinių neigiamų metų. Vitality fondas uždirbo apie 11% metinę gražą. Na, Tactical per 3 metus vidutinė metinė graža yra apie 6,4%, kas, sakyčiau, neblogai visai. Tai va, ir šiuo metu mes remiamės lygiai tą pačią savo, kaip sakyt, ne tik rekomendaciją, bet savo modelių parodymais, ką mes kalbam per šitas apžvalgas, mes tą patį, kaip sakyt, darom ir fonduose. Tai šiuo metu didžioji dalis portfelių mūsų fonduose sudaroma yra iš JAV ir besivystančių rinkų akcijų. Galime matyti, kad Tactical Asset Allocation fondas gana didelę poziciją vis dar turi obligacijose. Tai va, kaip ir, aišku, mes didžioji dalis ten yra trumpo termino obligacijos, bet, kaip minėjau, mes gana esam iš tos pusės gynybiškai vis tiek nusiteikę. Taigi, ačiū už dėmesį.